Labas rytas, draugai. Tiesiog noriu pasidalinti vieną kitą akimirką iš mūsų gyvenimo su jumis kartu. Taigi, malonaus žiūrėjimo. Kol dar visi miega, išėjau į mišką pasivaikščioti. Tiesiog noriu nufilmuoti jos laukinės šitos salos laukinį grožį. Na, o šitie ąžuolai, tai matyti jie dar mena vikingų laikus. Čia dar jie matydavo, kaip vikingai savo drakarais varinėdavo. Ženklas šitą kryptimį, reiškia šitų takeliu, takelis veda prie suoliuko, kur žmonės sutinka saulėlydį. Eina pažiūrėti. Ten. Štai va ten vakarais už šito kalno leidžiasi saulė. O štai dabar jinai kyla. Dabar čia atėjau kažkokį tai kemsyną ir šitų nuvirtusių bandysiu praeiti ten kažkur tai. Bet čia pelkė. Bebrų šliūžė matosi. Ups, ar tik tai nereikės grįžti? Ne, nepraėjau. Reikia grįžti ar aplinkui kažkur. Štai ir gluodinas. Slepiasi. Kokia kadaise didinga eglė. Bet dabar jo viršūnė nulaužta ir jį jau nebegyva. Bet dydis jos tai įspūdingas. Man gaila, telefonas nemoka šitų dalykų perduoti. Štai vienas suoliukas, štai kitas suoliukas ir panorama štai tokį vaizdą. Va, Aistė tvarkosi, manęs nemato. O tau. Aistė! Kuku! Buvau pasiėmęs maišelį, galvojau grybą rasiu ar kažkokią tai vaistažolę. Tai radau tik kol kas 2 grybus ir 2 stiepelius ivančiajaus gauromečių. O jei kalbant apie vaistažolės, tai va, kuo puikiausia vaistažolė, tai jauna drebulė. Visą šitą šakutę susidžiovini, susimali kartu su odele, kartu su šakele. Puikiausias vaistas inkstam. Na štai, viena jaunažolė, puikus antidepresantas, puikus kraujo valytojas, puikus visokių šlakų neutralizatorius. Paliksim tegul auga. O kai šiaip ir grybas. Galbūt jauna žinabudė. Štai šitoje drevėje pavasarį perėjo laukinė žąsis. O štai šitoje drevėje gyvena miško dvasia trolis. Slepiasi nuo žmonių. O žinau, kur jisai miega. Einam pažiūrėti. Kokio grožio grybai. Wow. Štai aš esu ant trolio nugaros. Jisai čia miega. Tiesiog jaučiu, kai šitas kalnas kilnojasi. Ir sakoma, kad blogi žmonės užlipę ant jo nugaros daugiau šio į laivą negrįžta, nes trolis juos suvalgo. Taigi, jeigu jūs nepamatysite mano video šito, žinokite, kad aš buvau blogas žmogus
ir trolis mane praryja. O šiaip čia laukinė žąsies lizdas taip pat. Matote aukštai. Kokia graži lagūna. Per augmeniją dabar nesimato, bet ten yra pačios trumpiausios pasaulyje upės pradžia arba galas. Nueisim pažiūrėti. Štai ta upė. Ir ten jinai arba prasideda, arba baigėsi. Taigi štai jos galas. Arba pradžia. Prasideda čia ir va baigėsi čia. Tokie va vingiuoja ir nuvingiuoja. Mes labai dažnai užsukame į šitą salelę. Šiandieną ramu čia. Nei vėjelio, nei bangelės. O buvo taip šį pavasarį, kad mes atplaukėme trumpam, tačiau pakilo didžiulė audra ir šitoje saloje prabuvau 3 paras. O vieną kartą prieš 2 metus aš joje užšalau žiemą. Toje lagūnoje ir čia apie savaitę laikų leduose gyvenau. Žodžiu, prisiminimai šitą salą pilna. Pasidarysiu arbatos iš šito augalo. Kvepia. Ui, vingiorykštė. Na, štai toksai ramus rytas. Grįžtu į laivą. Va, matau, jau babulkės įkėlusi šito sekančiame laive. O čia, o šitoje lagūnoje prieš kokią porą metų buvau užšalęs ir gyvenau apie porą savaičių, gal savaitę, dabar tiksliai neatsimenu. Ačiū Dievui, kad atėjo atolydis ir ledai čia ištirpo ir aš išėjau ten ir grįžau namo. Bet va tokių nuotykių. Pilna pas mane. Todėl žmonės ir jūs netaupykite pinigų. Leiskite pinigus tam, kad užturėtumėt nepakartojimų nuotykių. Nes todėl, kad kai žiūrėsite pinigus, jie nesako nieko. O nuotykiai, emocijos atneš jums palaimą. Jūs dar kartą galėsite išgyventi savo gyvenimą. Dar kartą. Jokie pinigai to jums neleis. O išgyvenimai patirti nuotykiai. Taip. Kol kas nelepina. Radau tik tai keletą, tačiau pietą man užteks. Na, o dabar pasidarysiu arbatos. Taigi, tai, kam radau miške, laukuose. Taigi, ivančiai, jonažolė, raudonėlis ir vingiorykštė. Puikus vitaminų ir sveikatos šaltinis. Wow. Štai kokia nuostabi arbatėlė gausis. Taigi arbatytė paruošta. Sveikas gėrimas iš gamtos. Na ir linkėjimai jums, draugai. Tiesiog norėjau pasidalinti trupinėlio akimirką iš savo gyvenimo. Gerų emocijų, draugai. Iki.